Sveiki prisijungę prie Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono. Apvalaus kvadrato mokykla atveria duris ir kviečia norimas paskaitas ar pokalbius išgirsti ne tik nuotoliniu būdu. Esant galimybei, laukiame svečiuose, nes visos transliacijos vyksta tiesiogiai iš mokyklos klasės. Tad mielai kviečiame prisijungti gyvai. Šį sezoną jūsų laukia vertingi patarimai iš mokytojų, psichologų, sporto specialistų. Netrukus prasidės jūsų pasirinkta paskaita. Primename, kad vykstant pokalbiui galite užduoti jums rūpimus klausimus, į kuriuos pašnekovai atsakys renginio pabaigoje. Antrojo sezono programos ieškokite svetainėje apvalauskvadratomokykla.lt. Kviečiame atrasti rūpimas temas ir registruotis. Malonaus žiūrėjimo. Sveiki. Džiaugiuosi, kad esate smalsūs ir prisijungėte šiandien prie mūsų pokalbio Atviro tėvų kvadrato antrojo sezono. Šiandien kalbėsime apie demokratinį auklėjimą ir savivaldį ugdymą. Bijau sumaišyti žodžius. O mano pašnekovės yra mokyklos steigėja ir ugdymo vadovė Vilma Grigoraitienė. Sveiki, Vilma. Sveiki. Ir pradinių klasių mokytoja Sandra Belian. Sveiki, Sandra. Sveiki. Labai džiaugiuosi šiandien turėdama dvi pašnekoves ir iš karto užbėgdama už akių noriu pasakyti, kad kai užduosiu klausimą, iš tiesų abiejus galite jį atsakyti, jeigu matote, kad turite kuo papildyti. Tikrai, tokias laisvės noriu suteikti pokalbį, nebus taip, kad aš žiūrėsiu į kažkurią vieną ir užduosiu klausimą vienai. Tai tiesiog tos laisvės šiek tiek norėjau įnešti vėjo čia. O dabar pristačiau temą. Tema tokia, rimta, tikrai tarp žodžių net susimaišiu, ačiū Vilma už pagalbą. Tačiau labai noriu pradėti nuo tokio ekskurso, nuo tokio žvilgsnio į jūs pačias, kad šiek tiek prisijaukintumėm ir vieną kitą, ir kad klausytojai taip pat prisijaukintų jūs. Ir noriu paklausti, kokius jausmus sukelia jūsų prisiminimai apie laiką mokykloje? Man atrodo, mes su Sandra esame diskutavę ir ne kartą turbūt šią temą ir tikrai buvom tokios, pakankamai išdykusios mokykloje, aktyvios moterys, merginos tuo metu. Aš puikiai atsimenu savo mokyklą, nes man visą laiką norėjosi būti maištininkė. Dėl to, kad labai nepatiko sustatyti eilėmis stalai. Man visą laiką norėjosi arba be stalų klasės, arba klasė, kad būtų ratu, mes galėtume mokytis. Labai nepatikdavo koridoriuose vaikščioti ratais irgi, kaip būdavo, nes neleisdavo prie palangių stovėti, šurmuliuoti kartu, negalėjom žaisti žaidimų, apart vasarą, kai šokinėdavom saugumą. Va šitą tai puikiausiai atsimenu ir tikrai iki šiol gal ir dabar pašokinėčiau mielai. Ir labai norėjosi, kad mokytojai sudarytų galimybę mums patiems daugiau įdėti savo minčių, savo pasiūlymų į pamokas. Bet to mes neturėjom. Gal kai išėjau mokytis į Švedo pedagoginę muzikos mokyklą, tuometinė taip vadinosi, paskui konservatorija keitėsi į menų mokyklą, kadangi ten mes turėjom jau individualias pamokas, individualius susitikimus, dėmesį iš mokytojų, tai tada turėjom galimybę jau atsiskleisti ir mums leisdavo jau ir kūrinius pasirinkti, kai kada, kokius nori dainuoti ar groti ar diriguoti. Jau mes turėjom pakankamai laisvės, o dar kadangi kolektyvas mūsų buvo labai stiprus, toks geras, skambiai dainuojantis, tai aš esu labai dėkinga tiem mokytojam. Jau tie atnešė man tokius malonius kabliukus į ateitį. O aš iš tiesų su Vilma jau kalbėjom, tai tikrai buvau maištaujanti. Tikrai labai ribas išsibandydavau. Ir jausmai labai dvejopi, nes kai kurios mokytojus norėčiau ir dabar sutikti, apsikabinti, pakalbėti, pabendrauti. Kai kuriuos labai atmintis po truputėlį ištrina, bet yra mokytojų, kuriuos prisimenu, kurie leisdavo mums rinktis, kurie leisdavo pasiūlyti, dalyvauti kažkur pamoką, kažkur išeiti. Tai tokie labai dvejopi jausmai. Aš suprantu iš to, ką girdžiu, kad tai, kas džiugino kažkokios apraiškos laisvės,
tokio savo nuomonės išsakymo, saviraiškos, va štai, Vilma, ką jūs pristatėte apie tą kitą mokyklą, muzikos mokyklą, kur daugiau laisvės turėjote, o prisimindama pirmesnius metus pasakote apie tvarką ir tą patį girdžiu iš Sandra iš jūsų, ar ne, kad labai ko trūko ir kas džiugino, bet vaikai, paprastai jie turi savo viziją ir svajonę, taip kokią tą mokyklą jūs svajodavote? Sandra, apie kokią mokyklą svajojai? Aš svajojau ir iš dalies tie keli mokytojai išpildydavo truputėlį svajonės to būti reikalingu, būti svarbiu ir kiekvienas galėjo būti išgirstas. Tai tie keli mokytojai šiek tiek ir išpildydavo tos svajonės, kur leisdavo mums pasireikšti, mes galėdavom pasakyti, mes galėdavom kartu padaryti. Ir tai nebuvo iš kažkur nuleista ir padėta padaryti, o būtent, kada mes buvom lygiavertiškame santykyje, kada mes galėjome tiek mokytojas, tiek vaikai pasitarti ir padaryti kažką kartu. Tai vat, turbūt ir buvo ta svajonė, kad su visais tai būtų mokytojais. Žinoma, kad nebuvo su visais, bet aš džiaugiuosi, kad turiu ir tų šiltų labai prisiminimų. O aš labiausiai apie ką svajojau ir ko man trūko iš tiesų toje mokykloje, kurioje mokiausi, tai pasitikėjimo vaikais, mokiniais. Ir tikrai buvo keli mokytojai, tame tarpe ir muzikos mokytoja, kuri, kadangi atskleidė ir matė gebėjimus mano kitų mokinių, tai tas padėjo mums gal labiau atsiskleisti, bet vis tiek, kaip bebūtų tas pasitikėjimas, mes norėjome parodyti, kad mes galim padaryti, pasiūlyti pamokai. Dabar sakysiu, projektas tuo metu nebūdavo tokio žodžio. Mes negirdėdavom ir mokykloje nevartodavom jo, net netardavome, kad projektus darom. Bet, tarkime, vyksta fizikos pamoka ir mes tikrai turėdavom idėjų ir minčių ir šurmuliuodavom prie palangių tų, kur neleisdavo stovėti. Apsitardavom su draugais, ką galėtumėm pasiūlyti. Bet ne, mokytojai eidavo pagal tai, kas parašyta programoje, kas turi būti padaryta, užduotis, knygos ir jokių galimybių, kad mes inicijuotume ar pravestume pamoką. Gal didžiausias buvo malonumas, tą atsimenu labai gerai, net atsimenu dienas, kūno temperatūrą, kokia buvo, nes buvo labai šalta. Eidavome aplankyti fabrikus ir gamyklas. O aišku, vesdavo su tikslu tam, kad mus įgalinti toliau, kad mes eitume studijuoti tam tikras profesijas, mokytis ir būti darbininkais. Tas masinis vaiko ugdymas ir nukreipimas į darbinę darbo žmogaus profesiją. Man patiko, man buvo įdomu. Man labai patiko ir labai norėjosi patirti įvairias profesijas. Dėl to aš esu labai dėkinga iš kitos pusės ir mokyklai, kurioje dirbu, nes mano mama dar dirbo toje mokykloje. Čia dar buvo kitas niuansas, kai mama dirbo toje pačioje mokykloje. Ir kai prisidirbi trečiam aukšte, o nulipus žemyn jau matai, mama stovi įsirėžus ir, ateik. Suprantama. Taip, tai tas. Tai aš vis tiek turėjau dar kitą galimybę. Aš turėjau išbandyti valytojos profesiją. O kaip taip nutiko? Leisdavo. Dirbdavo mama, ten būdavo žmonės, dirbo po kelis etatus. Ir leisdavo eiti ir man taip pat padėti. Aš išbandžiau jau vėliau, jau vyresnė, kai aišku jau susidomėjau daugiau muziką, bet vis tiek aš nežinau, ar aš būsiu muzikos mokytoja iki galo. Nes kas dažniausiai nuspręsdavo? Tėvai, dar būdavo tėvai nusprendžia. Aš labai norėjau, man labai patiko muzika, bet vis tiek, galvoju, aš išbandysiu. Mano teta buvo pardavėja daržovių skyriuje. Ėjau pas ją. Nors kiek padėti, man irgi buvo įdomu. Tai tokių patirčių pačioje mokykloje buvo labai gerai, jeigu jų tik tai būdavo, bet jų būdavo mažai. O per tas patirtis juk mes tiek daug galime patirti ir tiek daug sužinoti. Tai šito man labai trūko ir labai norėsiu. Ir tai svajojau apie tą mokyklą, kad vaikai mokytųsi per patirtis. Apibendrindama jūsų mokyklinių metų pasidalinimus, už kuriuos esu labai dėkinga ir už tas istorijas, tai čia toks ir nuraminimas nuskambėjo tėvams. Abi jūs įvardinote, kad buvo tokios maištingos, ko tėvai labai bijo ir mokytojai nemėgsta ir tada tėvams kitą kartą tuksena įvairiai. Tačiau štai sėdi, viena esat mokytoja, kita esat mokyklos steigėja. Tai
atrodo, kad iš tų maištingų vaikų vis dėlto, užauga tikrai padorūs, geri žmonės, kurie kreipia savo žvilgsnį į vaikus. Tai mano kitas klausimas ir yra apie tai, kaip atsitiko, kad jūs pasirinkote būti su vaikais, ugdyti juos, pasirinkti tą mokytojo kelią, vedlio kelią. Kaip taip nutiko? Aš, Kristina, noriu pasakyti, kad man atrodo, paklausus kiekvienos mokytojos, reiktų kolegijų rytoj paklausinėti mūsų, jos turbūt visos pasakys, kad buvo maištininkės. Arba vyrukų mūsų lygiai taip pat mokykloje, nes didžioji dalis tų, kur sako, iš tavęs nieko nebus, nes aš dažnai girdėdavau, iš tavęs nieko nebus. Ir tada palaukit, aš jums parodysiu. Viskas bus. Mokytojo kelią, galiu aš, Sandra? Taip, žinoma. Jau veržiuosi į priekį. Taip, žinoma. Mano mokytojo kelią galbūt paskatino vėlgi labai gera mano mamos draugė ir kaimynė, geografijos mokytoja. Aš esu Panevėžietė ir Panevėžyje buvo tokia 5 vidurinė, ten mokiausi kitoje mokykloje, bet ji garsėjo labai stipriais pedagogais ir mūsų kaiminė dirbo geografijos mokytoja, ji buvo labai griežta, labai reikli, bet man tai patikdavo jos klausytis. Ir kartą ji mane pakvietė, sako, gal tu nori pabandyti pravesti geografijos pamoką. Man buvo tada, aš gerai neatsimenu, bet kokį 16 gal metų, aš tikrai jau buvau įstojusi į tuometinę Švedo pedagoginę mokyklą. Ir tikrai galvoju iššūkis, bet man tai, žinot, labai įdomu, išbandysiu. Ji man davė medžiagą, ji pasakė, kaip ką daryti, ką turiu pasakyti, kada turiu pasakyti. Vaikai buvo 8-okai, tai panašus amžius. Labai nedidelis skirtumas yra. Bet man pavyko. Aš turėjau pirmą pamoką, aiškus jos pagalba. Ir paskui tas kabliukas pričiupo mane ir galvoju, gerai, gal nebūsiu visgi aš tada nei daržovių pardavėja, nei valytoja. Nors tikrai nebijau šitų darbų, bet eisiu jau tikrai užsiimsiu ir muziką, ir studijuosiu, ir būsiu muzikos mokytoja. Tikrai esu be galo dėkinga kaimynei. Sandra, koks jūsų kelias į mokytojų? Greičiausiai, kad irgi pradžia mano buvo mokykloje, nes turėjau nuostabią lietuvių kalbos mokytoją, kuri sukūrė tą tokį ryšį, ji man tapo autoritetu. Aš joje mačiau, kaip turėtų atrodyti žmogus suaugęs. Man buvo pavyzdys toks. Ir labiausiai laukdavau aš mokytojų dienos, nes mums per mokytojų dieną leisdavo vesti pamokas. Tai aš dažniausiai būdavau lietuvių kalbos mokytoja tą vieną kartą per metus. Vėliau tikrai neplanavau būti mokytoja. 12 klasės viduryje, iki 12 klasės vidurio, planavau būti teisininkė. Ir žinoma, reikėjo egzaminus pasirinkti, viską jau pasirinkau ir tada tiesiog kažkas viduje atsitiko ir aš noriu būti mokytoja. Ir tuo metu aš jau buvau pasirinkus netinkamus egzaminus, nes reikėjo istorijos valstybinio egzamino. Ir galvoju, bet aš vis tiek nueisiu pas istorijos mokytoją. Sakau, mokytoja, aš laikysiu valstybinį egzaminą. Žiūri, sako, bet tugi B lygių mokaisi, sakau, bet aš labai noriu būti mokytoja. Tai tiesiog iš noro, iš didelio noro. Nežinau, jis iš kur gimė, širdyje atsirado, bet labai norėjau. Ir įstojus pirmam kurse, pirmosios praktikos metu, mane pakvietė dirbti jau mokytoją. Tai mano ta pradžia tokia buvo labai greita, buvo labai sudėtinga apsispręsti, nes labai norėjau ir gerai mokytis. Ir supratau, kad kada reikia šiek tiek pasidalinti ir mokslui, ir darbui, kad kažkur greičiausiai nukentės, bet man pavyko ir man pavyko labai gerai. Baigus universitetą aš jau išleidinėjau savo vaikus laidą. Prisimenu, kad bėgau po diplominio to darbo gynimo pas vaikus, nes buvo išleistuvės. Tai tokie labai šilti jausmai. Ir taip, vienu metu buvo tas toks lūžis, kur nusprendžiau, kad nebūsiu mokytoja. Tai buvo po mano vaiko gimimo, 2 metus pabuvau namuose ir galvoju, reikia kažką kito išsibandyti. Kelis darbo pokalbius, kelis etapus praėjau. Pirma mokymų diena, pasamdyta lektorė. Aš iki pietų klausau, man pasakoja, o aš galvoju, kaip aš pritaikyčiau pamokoje šitą informaciją. Ir žinokit,
ir pasielgiau kaip labai maištininkė. Aš pabėgau. Aš po pietų pertraukos nebegrįžau. Ir paskambinau pakeliu vyrui, sakau, aš būsiu mokytoja. Aš noriu būti mokytoja. Ir dabar aš niekiek nebijoju, kad aš būsiu mokytoja visada. Nes matau didelę prasmę, jaučiu labai šilumą būtent mokytojo darbą. Tai toks mano kelias su išbandymais. Dėkoju ir tikrai tame kelyje jūs abiejų šviečia mokytojas. Kažkoks mokytojas kaip modelis, į kurį norisi lygiuotis, o jūsų atveju, kaip jūs sakot, nežinau, tai kažkokio ir pašaukimo lyg ir, ar ne, pažadino tokį vat staiga. Labai tikrai įdomu ir dėkoju, bet mes čia turim pakalbėti apie dalykus, apie kuriuos iš tikrųjų ir aš labai noriu išgirsti ir man labai smalsu. Štai pristatydama temą, sakiau, kad kalbėsime apie savivaldį ugdymą. Tai kas tai yra, paaiškinkite ir man, ir kiekvienam, kuris galbūt nežino. Jeigu trumpai tariant, visiškai paprastai, tai yra mokėjimas mokytis. Teko girdėti turbūt ne kartą tą frazę. Mokėjimas mokytis. Taip, o kas čia turi mokėti mokytis? Kiekvienas iš mūsų. Nes mes apie tai dažniausiai kalbam universitetuose jau. Paprastai mokytas tai viską žino. Mokytas viską žino. Bet juokauju, žinoma. Taip, kaip bebūtų, dažnai painiojamos yra tos sąvokos, tai aš gal truputėlį įnešiu to aiškumo, nes savivaldus ugdymas, savivaldis ugdymas, taip galima sakyti, yra savarankiškas darbas, savarankiškas ugdymas, yra individualus ugdymas ir priėjimas, jie visi tikrai labai skirtingi. Savarankiškas darbas tai turbūt labai kasdienis, tai, ką mes įpratę esame bet kurioje ugdymo įstaigoje. Ar tai bus lopšelis, ar tai bus darželis, mes vis tiek to savarankiškumo vaikams suteikiam ir mes jį ugdom mokyklose lygiai taip pat. Jeigu ima mokykla savarankišką darbą, dažnai vaikai gauna, aš taip sakyčiau, namų darbai, tai yra man lygus savarankiškas darbas. Kad užsitvirtint galėtumėm. Individualus darbas, tai yra tada jau, kai mes paskiriam kažkokią tai užduotį mokiniui, ir jis, bet tikslinė jau jam konkrečiai padaryta, paruošta medžiaga ir jis jau tada dirba prie tos medžiagos, mokosi įtraukiant savarankišką. Su savivaldžiu yra dar tam tikrų niuansų. Savivaldus žmogus visiškai, mokinys ar studentas, jis gali pasirinkti, pirmiausia, gal jis išsiaiškina tai, ką žino ir ko nežino. Tada gali pasirinkti priemonės, medžiagą, kurios reikės, kad norėčiau ką sužinoti. Tarkime, turiu temą, veiksmažodžiai ir man žinau laikus, bet nežinau dar galbūt jų asmenuočių, nežinau, kaip jie asmenuojami. Tai aš jau turiu pasirinkti medžiagą ir pasiaiškinti, kaip ten toliau yra. Pasirinkti partnerius darbui. Ar aš mokysiuosi su Sandra, ar mokysiuosi su Kristina, o gal individualiai, o gal pasiimsiu kokį kompiuterį ir paieškosiu, ar su dirbtiniu intelektu pabendrausiu. Taip pat pasirinkti vėlgi erdves, kurioje erdvėje aš tą noriu daryti. Mes turbūt daug kas jau ne kartą matė, kaip suaugę iškeliauja, ne tik biuruose dirba, ne tik namuose, bet yra atskiros, dabar aš nežinau, kaip vadinasi, patalpos, kur jie gali ateiti ir ten atitinkamai dirbti dieną, valandą, 2, kiek tai nori. Turit minti tokias erdvės, kur bet kas gali, tie laisvai samdomi žmonės, ar šiaip ateiti prie darbo vietos, prisijungti, yra internetas matyti, yra gal kavos aparatas, tokias bendro darbo erdvės. Galiausiai prekybos centre, dabar pažiūrėkit, be kurį nuvažiavus, didžioji dalis prekybos centrų yra, kur žmonėms yra padarytos darbo vietos, kada jie gali dirbti. Mokyklose taip pat gali gyvuoti puikiausiai savivaldus ugdymas. Tai iš karto tikrai nebus, kad atėjau į klasę, pasakiau, tai dabar jau mokysimės visi savivaldžiai. Ne, tai ilgas procesas ir tikrai pakankamai reikalaujantis iššūkių, pradedant turbūt nuo mokytojų. Tikiu, kad ir Sandra pasidalins, nes jie jau ne pirmi metai dirba, bet lygiai taip pat ir kolegoms, ir vaikams. Yra visa sistema. Dabar dar noriu grįžti, kad į savivaldį yra 4 lygiai. Arba 4 etapai, 4 žingsniai. Pradedant nuo to pagrindinio, kai esu pradinėme taške,
kai įpratęs, jog man duoda užduotis, man jas paskiria, man pasako, kada daryti, man pasako, kiek aš turiu laiko tam padaryti. Tarkime, yra pamoka praėjo 20 minučių, kitą 20 aš dirbu, jau savarankiškai. Antrasis lygis yra besidominčio žmogaus lygis, kada jis jau keliauja ir jau pats pradeda daugiau savarankiškai inicijuoti tam tikras veiklas. Mūsų mokiniai, Sandra, nežinau, pasidalins tikrai su savo, bet tarkim mokiniai, kuriuos aš matau mokykloje, tai yra jau kai kurie ir trečiajame dalyvaujančiame lygyje. O savivaldus yra 4 lygis, kada jau visiškai žmogus savarankiškai, kaip ir sakiau, jam yra tema, tarkim, duota, jis išsiaiškina, kas jiems nežinoma, ko jisai norėtų sužinoti, ką jis norėtų išmokti. Ir tada tik tai jau jisai pradeda rinktis priemonės, medžiagas ir taip toliau. Tai Sandra, gal pasidalins. Taip, jūs dirbat su pradinukais ir tikrai sakėt 4 dabar turite, bet tai vadinasi jau ir mažesnės klasės su jais praėjote. Labai smalsu, kaip sekasi dirbti taikant šį metodą. Reikėjo daug drąsos ir Vilma kalbino gal pusmetį, tu bent pabandyk. Nesakau, dar ne. Nes iš tiesų reikėjo patikėti, kad tai turi prasme, kada mes suaugę kartais nenorim išeiti iš komforto zonos. Ir aš daug metų dirbau taip, o dabar čia jau man siūlo kažkaip kitaip. Ir tuo metu Vilma irgi turėjo klasę ir aš kartais užeidavau ir aš visą laiką nesuprasdavau. Aš užeinu ir jie kiekvienas kažką veikia, bet labai skirtingai. Kažkas ant kilimėlio, kažkas prie stalo. Ir galvoju, kaip čia? Ir man tas patiko. Ir gal po pusės metų aš nueinu pas Vilmą. Vilma sako, tai pabandyk. Gerai, sakau, bandysiu, pradėsiu. Ir ta kelionė buvo labai mažais žingsneliais. Mes pradėjom nuo tikslų išsikelimo, bendravom, koks tas tikslas turi būti, kaip mes jį pamatuosim. Ir vėliau mažais žingsniukais mes keliavom prie savaitės turinio. Tai iš tiesų nebuvo labai paprasta, bet aš vis dar mokausi, dar daug reikia išmokti, bet šiuo metu, taip kaip dirba mano 4, aš labai nuoširdžiai galiu pasakyti, kad aš mėgaujuosi žiūrėdama į tai. Taip, kartais būna tų tokių sudėtingumų. Pavyzdžiui, gali būti, kad kadangi jie skirtingų metų gali daryti tam tikras užduotis, kartais būna užduotis dirbti poroje arba dirbti grupėje. Tai aš turiu susitarti su klasės draugu, turiu pasirinkti klasės draugą, turiu susitarti, kada jis galėtų su manim atlikti tą užduotį. Tai tokios užduotėlės šiek tiek sudėtingesnės, nors jos irgi labai žavios, kadangi tu matai, kad nuolat užsimesga bendri interesai, dalinasi patirtimi vaikai. Kokia yra stiprybė ir ką vaikai dažnai pasisako, kad jiems patinka, nes jie gali pasiskirstyti savo darbo krūvį. Pavyzdžiui, jeigu aš galiu gauti mėnesio darbus, galiu gauti savaitės darbus, mes pasižiūriu pagal temas ir pagal jų sudėtingumą. Ir galvoju, ar man čia reikės galbūt steptelti ar ne, ir paimu arba didesnį laikotarpį, arba trumpesnį. Ir labai gražiai viena mergaitė įvardino, sako, gali būti, kad jeigu aš nedarbinga šiandien, tai aš tiesiog galėsiu rytoj pasidaryti. Arba, pavyzdžiui, aš galiu padaryti daugiau pirmoji savaitės, pusiai, bet penktadienį man jau liks mažiau darbų ir aš galėsiu pasibaigti visus neatliktus darbus. Tai tokia labai didelė vertė, kad vaikai mokosi planuoti, mokosi pasirinkti veiklą, pasirinkti partnerę, pasirinkti vietą, ieškoti informacijos. Žinoma, kad aš visame tame dalyvauju, aš būnu kartu šalia, kada manęs reikia, bet jie patys atradę tikrai turi informaciją didesnę vertę, kartu su mano informacija mes pasidalinam, tai taip, mėgaujuosi, šiuo metu mėgaujuosi. Kaip aš suprantu, žinoma, aš tikrai pataisykite mane, jeigu aš klystu, bet yra skirtingų dalykų mokosi vaikai, ar ne, yra lietuvių kalba,
ten skaitimas galbūt, matematika, pasaulio pažinimas, galbūt pas jūs yra kitaip, tai tikrai pataisykite. Tai aš bandau suprasti, ar tai vyksta kiekvienoje pamokoje ir kaip tai vyksta. Ties tikslų išsikėlimas ir panašiai kaip tos pamokos, skirtingų dalykų pamokos atrodo, skirtingi projektai. Iš tiesų, tai aš ir pradėjau tik nuo vienos pamokos. Visos pamokos vyko standartiškai pagal pamokos planą ir pradėjau nuo lietuvių kalbos. Ir tik šiais metais aš įtraukiau dar ir matematiką. Taip, tai reiškia, aš nepaėmiau visko, nes norėjau vis dar įsitikinti, ar čia tikrai man verta, ar aš čia matau tą tokią vertę viskame tame. Tai taip, tik šiais metais aš įtraukiau ir matematikos pamoką. Tai vadinasi, vertę matot? Taip, tikrai taip matau, nes man gera, man smagu, kada vaikai atranda, dalinasi, akis žiba. Jie tikrai nori dalintis, jie nori patys paimti, kas svarbu, man buvo svarbu patikėti, kad aš galiu išdrįsti ir žinoma pasitikėjimas vaikais, kad jie tikrai gali, o jie gali, jeigu mes nenugalinam. Na, skamba iš tiesų smagiai ir skamba intriguojančiai, net pasakysiu, ir žadina smalsumą, bet nebejoju, kad yra tų iššūkių. Jeigu truputėlį pakalbėtumėm, kokie tie iššūkiai ir išlygintumėm, ne, kad taip nėra taip paprasta. Šiek tiek užsiminėt, Sandra, bet gal sukonkretinsim dar daugiau jų. Tai iššūkiai yra, iš tiesų kartais susiplanuoji veiklas ir tu negali nuspėti, kaip viena ar kita tema vaikams seksis. Ir kartais reikia staptelti, jeigu tu matai, kad mums čia reikia truputėlį dar pabūti viskame tame ir tada nespėjai visko įgyvendinti tai, ką numatei, arba būna atvirkščiai. Tu numatai veiklas, pavyzdžiui, porai savaičių ir žiūrėk, kad per savaitę jau tos veiklos yra įgyvendintos. Ar tai didelis sunkumas? Ne, nes mes visą laiką turim ir papildomų užduočių, mes labai dažnai atliekam įvairias projektinės veiklas, knygų pristatymus, tai vaikai turi tikrai tos veiklos, bet taip kartais būna iššūkis pasimatuoti, kiek man tikrai reikės tam laikotarpiui pasirinktam. Tai vienas iš tų iššūkių. Vilma, jūs irgi dirbat, gal jūs dar kažką turit pridurti? Dirbo, tikrai turiu pridurti ir noriu dar truputį gal pradžioje įvesti į tą pamoką, kaip atrodo ta pamoka. Gerai, grįžkim gal prie bus to. aiškiau. Gerai. Ir tada apie iššūkius irgi, nes mes su Sandra tikrai nekartą kalbėjomės ir jį teisi. Ilgai reikėjo mane įtikinti, aš suprantu, kad tikrai tas norisi tikrai pamatyti vertę, nes tų naujovių apskritai daug visokiausių metodų atkeliauja į Lietuvą ir mes, įpratę lietuvaičiai imti stačia galvą pulti, o paskui nusvilti nagus. Tas yra mumise, todėl norisi pamatyti, lygiai taip pat kaip pirmą kartą apie savivaldį, Lietuvoje seniai šnekama yra. Man teko malonumas ir pažinti dvi moteris Šiaulių universiteto, dabar Vilniaus universiteto, profesorė Aušra Kazlauskienė ir Ramutė Gaučaitė, kurios labai inicijavo, kad Lietuvoje atkeliautų, daug pastangų dėjo tas savivaldis mokymasis ir ugdymas. Sudėtinga buvo pradžioje ir didžiausias iššūkis ir buvo, nuo ko pradėti ir kaip pradėti. Tai, ką siūlė autorės, yra viena. Tu supranti, kad kiekvienoje klasėje tai yra skirtinga. Ir, pavyzdžiui, Sandra pradėjo visiškai kitaip, ji pradėjo nuo vieno dalyko, ji pradėjo nuo tikslų kėlimo pradžioje. Aš turėjau trečiokus. O tada, kai atėjau su savivaldžio metodu, pasiėmiau trečiokus ir irgi galvojau, ką daryti. Jie tikslus mokėjo kelti šitie vaikai, tikrai geba išsikelti savaitės tikslą ir paskui įgyvendinti, aptarti, kaip kas pavyko, kas nepavyko, ką padaryčiau kitaip. Bet galvoju, gerai, o kaip man padaryti pamoką? Aš suprantu irgi pratus. Turim tą standartinį pamokos planą, pamokos įžanga, aptarimai, vaikų įvedimas, tada darbas kartu, tada vėl grįžtamasis ryšys, refleksija. O su savivaldžiu yra visiškai kitaip. Mokytojas pirmiausia tikrai turi didžiausią iššūkį pasiruošti medžiagą ir ta medžiaga yra ne pamokos, ne vienos dienos, o savaitės, o gal ir mėnesio. Aš pradžio, kai užsimojau, tai užsimojau. Ėmiau mėnesiais. Tai stambiai
Ir galvojau, gerai, pasimsiu stambę temą, tada ją išsidalinu lygiai taip pat ir išsidalinu jau savaitę. Ir žinokite, supratau ir suvokiau, kad šeštadienio neturiu, sekmadienio neturiu, nes veiklų daug prigalvoji, kadangi tos veiklos yra ir turi būti labai skirtingos, o kiekvienai temai turi paruošti atskirą temų lapą, kur surašyta yra, kokias temas mes mokinsimės, tarkim, per savaitę arba per mėnesį. Ir ten yra taip pat dar stulpelis, kur vaikai įsivertina, ką jie žino, ko jie nežino, ką norėtų sužinoti, gali rašyti irgi lygiai taip pat. Ir kitoje pusėje yra veiksmų planas. Tai yra užduotis, apie kurias ir Sandra kalbėjo, kurias turi mokytojas parinkti. O žinot, kai pradedi rinkti užduotis, ir šita įdomi, ir va čia kaip įdomu, ir tos užduotis nėra tik tai pratybų sąsiuviniuose ar užrašuose ar lapuose mūsų kopijuotose. Ne, tu rinki, kad vaikui būtų, pavyzdžiui, diktantais galėtų parašyti ir kompiuteriu, nes yra įvairiausių užduočių begalės ir online'inių, kur tu gali tiesiog prisijungti prie interneto ir atlikti. Lygiai taip pat sukurti žaidimą, pavyzdžiui, daugybos lenteliai. Aha, idėja gimė, gerai, reikia sukurti, suklijuoti, sukarpyti, dėlionę padaryti. Tada dar atrandi kokį poros žaidimą ir tu jau prirašius milijoną ten tų veiksmų, supranti, kad, gerai, reikia sumažinti. Sumažini jau atrodo pakankamai gausu, kai pradeda dirbti vaikai, jie gauna tuos lapus, jie žino terminus, iki kada jau ten reikia padaryti. Ir tu matai, kad vieni padaro labai greitai, atlieka, o kiti tikrai kažkur tai užstringa, reikia išsiaiškinti giliau, dar panagrinėti tą temą ir viskas. Ir tada supranti, kad, gerai, pirmas dalykas, pačia didžiausia, mano buvo didžiausia problema nuo gausos uždavinių. Aš pradėjau mažinti. Tada savo laiko suplanavimą. Aš turėjau labai stipriai perplanuoti, kaip aš susidėlioju laiką, kad aš galėčiau normaliai dirbti ir pamokoje, ir lygiai taip pat namuose, kaip pasiruošti, nes aišku, man geriau būdavo namuose pasiruošti. Taip negalima daryti, mokytojai turėtų dirbti darbę namuose. O kitas dalykas dabar, kai vyksta pamokoje, dar ką pamačiau iš vaikų, kad jie pradžioje irgi, kai gavo tuos lapus, atrodo viską paaiškiniau, kaip ir man ir viskas aišku, o jiems niekas neaišku. Ir dar vienas įprotis pas mus buvo klasėje ir aš žinau, kad didžioji daly mokyklų, nes taip pat mačiau ir Sandros klasėje buvo, ir kai šnekėjomės, ir kitose klasėse ir mokyklose yra, mūsų vaikai yra įpratę, gavę užduotį, perskaičiau, nesuprantu ir bėgu. Bet čia dar vienas iššūkis, su kuria susidūriu. Ir tu nesuprantu, gerai, kaip pas mus klasės mažos. Tuo metu aš turėjau 10 vaikų. 12-15 gali būti, o kur beveik 30 vaikų ir tie visi 30 nesuprantu. O aš tada supratau, kad reikia klasėje atsirastų smėlio laikrodis. Ir va čia tas dar atsirado labai puikus būdas vaikus įgalinti, galvoti patiems ir tuo pačiu jau naudotis tai smėlio laikrodžiu. Mes klasėje turėjom susitarimą. Beje, kur mes filmuojam šitoje klasėje, aš ir dirbau. Tik dabar smėlio laikrodžio tai nematau. Matyti, iškeliausi kažkur į kitas erdves. Kiekvienoje klasėje pas mus yra, bet čia jau mokosi vyriausiai šeštokai, tai jau nebereikia. Tai būdavo taip, smėlio laikrodį mes padedam, ten yra 5 minutės ir 5 minutės mes visi skaitom, tyrinėjamės, aiškinamės. Patys. Ir tik po to jau, kai jau tos 5 minutės praėjo ir visiškai vis tiek nieks neaišku, aš galiu tikrai kreiptis pagalbos į draugą, jeigu jis padaręs yra užduotis ir gali man padėti, ir žinoma į mokytoją, nes mokytojas jau virsta ir mentoriumi, pagalbininku. Čia tada iš to atsirado dar vienas iššūkis – įsikurti man kampelį, nes klasėje kampelių suolai vaikai sėdi taip, jie suolus išsistumdo tikrai ne taip, kaip aš kur nemėgdavau mokykloje po ten kelias eilutes, bet kaip gali susistatyti. Vienas kampas, kur yra kompiuteriai paruošti darbui, kitas kampas stalo arba grindų žaidimas, trečias galbūt skaitovo krėslas, kur gali tiesiog pailsėti, atsisėsti. Kur man mokytojai? Mokytojai stalo turi prastai, bet aš sėdėti negaliu, nes vis tiek judesys yra, reikia kažkokio kitos erdvės. Tai mano stalas atsidūrė ne prieš klasę, o už klasės. Į kampą,
kad vaikai galėtų ateiti tada, kada jiems reikia pagalbos, jau praėjus 5 minutėm, ir kad netrukdytume vieni kitiems. Procesas tikrai buvo ilgas, nėra paprasta visiems kartu išmokti gerbti vienus ir kitus. Klasėje pas mus atsirado ir muzika tuo metu. Ir turėjom dar vieną susitarimą, kad galime kalbėtis negarsiau nei muzika. Visada... Muzika kaip fonas, teisingai suprantu. Fonas, taip. Ir muzika, tik foninė muzika, turiuomenį instrumentinę muziką. Be jokio balso. Vaikų visą laiką paklausdavom, susitardavom, ar reikia, taip reikia. Aš kaip muzikė žinau, kad muzika tikrai skatina ir galvoti, ir mąstyti. Ir tada jie jau dirba. Gauna lapus, dirba savarankiškai, žino, kada reikės jiems ką atsiskaityti. Gali būti taip, kad Sandra minėjo, kad jis padarys tą dieną labai daug darbų, gali būti, kad ne. Būdavo dar ir tokių kartais iššūkių, kai iš tiesų, ypač su matematika, 4 klasėje, kai ateina sunkios temos ir reikia daugiau pasiaiškinti, ne su kiekvienu individualiai, nes mokytojas dirba faktiškai individualiai su kiekvienu. Tai mes sėdam kartu, sustabdom darbą ir sėdam ir aiškinamės. Dar kitas dalykas, ką leidžia šis metodas ir ne tik šis, gal ir ne tik šis metodas. Va dabar sakau ir pati suprantu, kad galima kiekvieną dieną mokykloje, kiekvienoje mokykloje, nesvarbu kokioje mokykloje, pamokas vesti ir ant žemės, mes ir gulėdavom, galima sėdėti prie stalų, galima eiti pievoje, galima prie kūrybinio stalo, kur mes turėdavom klasėje, galima susėsti ratu, galima susėsti ant kilimo, galima išeiti į koridorių, tarkim, matuotis ir taip toliau. Tas irgi leidžia ir vaikams. Ir pavyzdžiui, nereikia net mokytojo, tarkime, vaikai turi užduoti atlikti matematinius skaičiavimus. Mes mokėmės matematikos perimetrą. Plotas turbūt buvo, neatsimenu, tik tai klasės 3 ir 4, Sandra, nepameni, tu kai tai buvo. Pas jūs buvo greičiausiai 4. Ir prisimenu, kaip jūs visi su metrais buvot koridoriui ir matavot koridoriaus perimetrą. Taip, ir jie savo, jie vaikščiojo, jie dirbo savo. Aš prie stalo arba padedu, jeigu kas paprašo, bet dažniausiai vaikai ateina pas mane. Bet irgi iš to, ką aš girdžiu, kaip suprantu, Vilma, ką jūs pasakojate apie tą stalą jūsų kampe ir toks mokytojo kažkokį nusileidimą, pavadinkime, į tokį prieinamą padėjėją, kaip prireikia, turiu minti, vaikui prieinamą, jis žino, kad jis gali pas jūs. Bet ne tą, kur aš juokaudama sakiau, kad mokytis viską žino, kalbėjom apie tai, kad mokytis nereikia, bet apie tą tokį, kai mokymas vyksta iš tam tikros galios pozicijos, ką jau vėl suponuoja, kad tai yra suaugęs žmogus, yra vaikai, bet ir mokytojas, ir mokinys. Ir kaip jums atrodo, iš tiesų dar yra labai daug to bendrai ugdyme, kalbant, tos tokios hierarchijos, pavadinkime. Ir kaip jums atrodo, kas yra, kad gal čia yra ir tai, ką Sandra užsiminė, kad buvo baisu iš komforto zonos išeiti, ar čia kažkokios kitos priežastys, kad tas pokytis, kur vaikas yra įgalinamas pats, taikant metodą, žinoma, ne šiaip paleidžiamas į pievas, daryk, ką nori, ar ne? Ir kur mokytojas yra padėjėjas, o ne tas, kuris trenkia kumščiu į stalą ir sako, aš žinau geriau ir dabar aš tave išmokysiu. Kodėl taip yra? Gaila, tikrai taip yra. Dar vis yra, bet aš matau šviesą ir matau, kaip mokytojai keičiasi. Galvoju, kad, taip, tai yra mūsų patirtis, ką mes atsinešam. Kitų gal nenoras keistis ir tas gali būti, bet nežinau, aš švietime daugiau nei 30 metų ir aš galvoju, kad niekada kaip pedagogas nesijaučiau aukščiau už vaiką, kad aš galingesnė. Man užtat netgi labiau patikdavo sėdėti su jais kartu ant kilimo ir aptarti ir svarbiausias, aktualiausias, jautriausias temas, nei kad stovėti prieš juos. Taip būdavo, kad jie rašo, mes įsijungiam ekranus ir atliekam užduotis.
bet tas mokytojo kumščio principas, kad, Nebūtinai tiesioginis, bet aš suprantu, santykio prasme čia tas kumštis yra. Taip, kad aš pasakiau, aš žinau geriausiai ir kaip tu spręs tą uždavinį. Aš jums galiu papasakoti paprasčiausią situaciją iš tų vaikų, kuriuos turėjau paskutinius. Ketvirtokai buvo greičio uždaviniai ir jie turėjo galimybę patys išspręs, patys išsiaiškinti. Ir manęs vaikai šiaip apskritai prašydavo, sako, jie gauna veiksmų lapą ir mato, kad yra pasitikrinamas darbas. Nauja tema, greičio uždaviniai. Sako, mes galime, klausė, ar mes galime išspręsti pasitikrinamą į darbą? Prašau, spręskite. Jie atlieka tą pasitikrinamą darbą, jie pamato, ko jie nežino, jie pamato, ką jie žino ir tada aiškinasi. Na, o vieną kartą mes irgi aiškinome su kai kuriais uždavinius. Vienas mūsų klasės bičiulis sako, Vilma, aš išsprendžiu. Ateinu, aš visada turėdavau pasiruošus. Matematika, mano silpnoji sritis, tai aš jau visada būdavau išsisprendžiu, į priekį žinau, kad pasiruošusi turėčiau būti. Ir ateina, jis žiūriu, kad jo sprendimas netoks kaip mano. Jis rado kitą sprendimą, bet jis teisingas yra. Jis pats išmastė logiškai. Ir kaip aš galiu sakyti, kad čia taip turėjo būti ir ne kitaip. Taip negali būti. Ir paskui vaikai, kai šitaip įgalinami patys galvoti ir atsiverti, jie daugiau dar randa. Ir tų sprendimų tuo metu atsirado ir 3, ir 4. Tai yra didžiausias malonumas. Nes pagalvokim dar apie tai, kad tie vaikai užaugę, kurie patiria, patys atradę, kaip atlikti kažkokį tai veiksmą, kaip išspręsti sprendimą, ką jie gali padaryti suaugę būdami. Kai jiem nereikia nei kumščio, nei mamos už rankos, kuri atveda ir pasako. Jie yra laisvi kurti. Labai gerai, kad apie mamą pasakėt, nes man smalsu kaip namuose. Nes pradžioje pristatydama temą kalbėjom apie, kad tai bus apie savivaldų ugdymą ir demokratišką auklėjimą. Tai kiek susišaukia tas demokratiškas auklėjimas ir kaip tą savivaldų ugdymą mes galime perkelti į namus tėvams? Visiškai taip pat galima visą tai pradėti nuo pat mažų dienų, dar kai turime kūdikėlius, kurie pradeda patys ropoti. Ir tikrai tikiu, kad mamos didžioji dalis leidžia jiems ir nugriūti, nors ir skauda, ir mes, aišku, aikčiojam būnam, bet duodam tos pirmosius žingsnius patirti. Aš labai dažnai pasakoju istoriją kaip vandens malūnėlių istoriją, kaip sūnus vonioje tyrinėjo vandens malūnėlį mažiukas būdamas. O man taip rūpėjo, pasakyk, kaip ten tą malūnėlį pasukti, padėk jam išsiaiškinti, bet, neleidau savo to padaryti, jis puikiausiai išsiaiškinasi. Aš padariau pats, aš atradau pats. Tai tas pats pasitikėjimas, leiskime jiems bandyti, leiskime jiems suklysti. Yra, kas labai svarbu dar šeimoje, susitarimai, įsipareigojimai, ką mes turime, aš čia suprantu, demokratinio ugdymo jau didžioji dalis, taip, mes turim šeimą, mes visi šeimos nariai, mes visi šeimoje lygus, kiekvienas turi savo atsakomybės, kas išneša šiukšles, kas galbūt maisto nuperka, kas parūpina vakarienę, kas padengia stalą, kas skaito kartu knygas, ne tik kad žiūri televizorių, taip, bet lygiai taip pat mes galime ugdyti ir savivaldų ugdymą, vaikus skatindami ir pasitikėdami. Duokim jiems patiems pasirinkti, ką jie nori pažaisti. Mes labai dažnai įpratę, nupirksiu šitą žaisliuką, įduosiu į rankas ir tegul jau jis keliauja ir turės šitą. Gal jis nenori to žaislo? Gal jam neįdomu? Turiu dar vieną puikų pavyzdį iš darželio. Vaikų Klaužados darželio teko kalbėti su viena mama, kuri tikrai buvo gūdi žiema, atėjusi iš ryto visą susijaudinusi, basiniai sako, aš nežinau, ką daryti, mano dukra įsigydė balerinos pėdkelnių, balerinos suknelių ir batelių. O sako, taip šalta. Aš suprantu, kad čia iš garažo į automobilį, iš automobilio į darželį, bet jis sušals. Bet sakau, duokit jai patirt. Tikrai nesušals per tą minutėlę, kol jį perės. Duokit jai patirt.
tegul ji pati susipažįsta, sudarykim galimybės jiems suklysti. Ir tai bus namuose, tai bus ir mokykloje. Sandra, tu Kaip pažįsti. dažnai, gerai, Aš irgi norėčiau paantrinti, tai kaip namuose greičiausiai, kad vienas iš pagrindų lygiavertiškumas leisti pasakyti savo nuomonę, savo pasirinkimą taip ir kad vaiko pasiūlymas būtų lygios vertės suaugusiems. Ir jeigu vaikas pasiūlo, mes nesistengim jo perkalbėti, ką pati kartais aš padarau, bet save pagaunu dabar jau. Kad, o gal, žinai, visgi taip padarykim. Ne, leiskim, kad ir vaiko nuomonė turėtų lygiai tokią pačią vertę kaip suaugusiojo. Leiskim patirti galėjimą, įgalinkim vaiką, leiskim klysti ir klaidą priimti kaip pamoką, kaip gerą dalyką. Taip, tu žiūrėk, tau taip nutiko, bet galbūt kitaip. Kitą kartą galima padaryti ir tai tas toks norėtųsi ir namie, ir mokykloje lygiavertiškumo, galėjimo klysti, galėjimo spręsti, priimti sprendimus. Beje, klaida yra iš tiesų viena labai svarbi dedamoji savivaldaus ugdymo. Ir ypač mokyklose, kurios dirba jau savivaldžio metodu, pas mus lygiai taip pat, mes sudarome galimybės jiems suklysti. Ir mokytojas tikrai, kai vaikas ateina, atneša savo užduotį, neišbraukys iš karto ir nesakys, kad tu čia suklydai, pažymės vietą. Kaip tu galvoji? Gal čia kažką reikia pakeisti? Kitas dalykas, vaikams labai gera išgirsti, kad mokytojas irgi klysta. Ir tėvai, kad Ir kartais taip, klysta. taip, Kristina, ir tėvai. O mes dažnai irgi turime tą jau suaugusio mygtuką. Teisuolio tą aureolę. Taip, teisuolio aurelė. Nes mes niekada neklystame. Ir va čia, kai vaikai išgirsta, mokytojas arba suaugęs, tėtis ar mama pasako, aš tikrai suklydau. Tai juos įgalina irgi. Be abejo. Kad ir jie gali klysti, ar ne? Taip, nes mes tokį pavyzdį rodom. Va čia yra pavyzdys. O kaip dažnai, Sandra, ateina tėvai, pats sako, štai mano vaikas toks tapo savarankiškas, čia projektus daro, pats planuojasi darbus pamokoje ir duokit mums irgi krypti, kaip čia labiau jį galint namuose. Iš tiesų, su tėvais mes tikrai turim pakankamai glaudų santykį, mes tą vertinimą, kaip vaikui sekasi, taip. Mes visų pirma aptariam su mokytojais, tada išnešam žinutę tėvams, mes susitinkam, bendraujam, kartais reikia tik 2 pokalbių per pusmetį, kartais gali būti jie pakankamai dažni, tam, kad rasti tą bendrą kryptį ir bendrą matymą, ką mes galime padaryti dar truputėlį kitaip, nes su kiekvienu vaiku skirtingai. Tai iš tiesų, ką aš matau ir jaučiu, kad tėvams yra ramu, kada vaikui sekasi. Ir taip, ir pradžioje ir buvo, kad gal šiek tiek ir tėvams buvo neramu, tai kaip čia bus, tai čia mokytoja davė veiksmų lapą, o tai kaip kas toliau. Bet reikėjo visai nedaug laiko, tiesiog patikėti, pasitikėti vaikais, jiems puikiai pavyksta, vaikai, šiaip didžiausia vertė man yra ir vaikų tas grįžtamasis ryšys. Ir jie dažnai labai vardina, kad mes suradom, mokytoja, žiūrėkit, mes pamatėm tą ir tą ir tą. Tai tas toks laimingi vaikai, laimingi tėvai ir laimingi mokytojai. Dar laimingesni mokytojai. Taip, dar laimingesni mokytojai. Tai tas toks grįžtamasis ryšys ir yra, kad viskas ramu, viskas gerai, vaikui sekasi. Taip, kartais nesiseka, bet mes tada jau kartu susitinkam ir kalbam, o ką mes galim padaryti šiek tiek kitaip, kokios pagalbos reikia mums, kad visi kartu išspręstume klausimą kilusi. Aš gal papildysiu, Sandra, dar šiek tiek. Mes, kaip turim tą grįžtamąjį ryšį apie vaiko pasiekimus mokykloje, pusmečio pabaigą renkasi visi mokytojai, kurie dirba su tam tikrą klase, aptariam kiekvieno vaiko asmeninius pasiekimus. Tada mokytoja klasės, jau pagrindinė mokytoja, klasės auklėtoja, ji
su vaiku turi refleksijos minutės, ten buvo 15, kartais ilgiau užtrunka, bet su kiekvienu individualiai, su kiekvienu asmeniškai. Nes apskritai mokykloje nėra lyginami vaikai. Kiekvieno gebėjimai yra lyginami su jo gebėjimais ir žiūrima momente. Taip, tame momente. O jau po to mokytoja susitinka su tėvais trišaliuose pokalbiuose, kuriuose dalyvauja ir vaikai. Kartais vaikai pasirenka dalyvauti, kartais nepasirenka, čia irgi leidžiame rinktis vaikui ir nuspręsti, ar aš noriu būti, nes iš esmės vaikas būna jau susipažinęs. Ir tas trišalis pokalbis, ne dvišalis, pas mus irgi visai ne per seniausiai atėjo į mokyklą. Ir kodėl jis atėjo? Mes rašydavom tėvams komentarus, atspausdindavom ant lapų, duodavom vaikui, kad parneštų namo. Ir vaikai neša ir jiems taip smalsu, kas ten parašyta. Ir jie tada pradeda skaityti. Ir tada gimė ta idėja, kad mes su vaiku pradžioj pakalbėkim. Žiūrėk, tau čia taip ir taip sekėsi, tas ir tas pavyko. Ir kartais vaikai nori dalyvauti, o kartais vaikai, ai mama, aš einu geriau pažaisiu. Tai čia irgi leidžiam pasirinkti, ar aš noriu būti, ar aš nenoriu būti, nes vaikas gali nuspręsti, ar dalyvauti tame pokalbėje. Dabar iš tiesų laikai labai keičiasi, ar ne, atsiradusios ir technologijos, keičiasi poreikis darbo rinkos ir atrodo, kad mokykla ir švietimo visa sistema kažkaip turėtų atsižvelgti ir turėtų lygiuotis į tai, kas, nežinau, numatyti, ar ne, netgi galvojant, kad auginame vaikus, kurie bus po kažkiek laiko suaugusiai. Kaip jums atrodo, kokia yra kokia yra ta ateitis švietimo, kokia ta kryptis, ir kur mes turėtume kreipti žvilgsnį, galvodami apie švietimą ir apie mūsų vaikus? Kaip bebūtų, dabar skamba tikrai daug ir aukščiausios technologijos, dirbtinis intelektas. Taip, jis labai svarbus ir tikrai jis yra ir mes jau be jo neapsieiname, bet žmogiškieji ištekliai yra labai svarbus ir jie liks. Aš galvoju, kad jie liks. Ir mokytojas, kaip bebūtų, kaip žmogus, mokytojas ne tas, kuris kumštį trenkia ir sako, kaip bus, bet mokytojas mentorius, kuris gali paskatinti, nukreipti arba įgalinti vaiką, jis tikrai bus. Galbūt dirbtinis intelektas ar kažkokios naujosios programos sukurs galimybę, kad kiekvienam vaikui individualizuosime programą ir kiekvienam pritaikysime tam tikrus metodus. Galbūt taip. Aš tikrai to linkiu, kad mes turėtume ir naudotume tuos lengvesnius įrankius, kurie mums padeda dirbti, kad nereiktų viską nešti ant savo pečių, nes vis tiek, kaip bebūtų, tai sukaupiama didžiulė šimtmečių žinios, kas mus pasiekia dabar labai paprastai, bet žmogiškiai ištekliai, kaip bebūtų, jie liks, jie svarbus yra. Aš irgi numatyti negaliu, bet norėčiau, kad galbūt svarbiausia, kad būtų tas individualus dėmesys, empatija. Labai norisi, kad asmenybės augtų laisvos spręsti, laisvos klysti, kad kūrybiškai galėtų spręsti problemas ir ką aš savo vaikuose kartais matau, kad pas juos gimsta tokių idėjų, kur aš tikrai nesugalvočiau ir aš nepasiūlyčiau tos veiklos arba tokio sprendimo, tai norisi tos kūrybiškumo, laisvės ir empatijos, kad mes jaustume vieni kitus ir kad tas santykis būtų lygiavertiškas. Iš tiesų labai nemažai nuskambėjo čia šitame pokalbyje tokių svarbių dalykų apie tai, kaip auginti vaiką, kaip jį girdint, jį matant, kaip jį galinti, tas žodis irgi labai skambėjo, kaip jį padėti jam tapti savarankiškesniu, kaip auginti jo pasitikėjimą, motivaciją. Ir nebejoju, kad tie, kas mūsų klausėt, tikriausiai tai tėvai didžiąją dalimi, tikrai galvoja, kažkokių patarimų skambėjo, bet gal užbaigdamas po vieną kažkokį tai, nuo ko pradėti, kas dabar pasimetęs, čia visko atrodo tiek daug tos informacijos, ar ne? Girdėjom apie tą lygiavertiškumą, bet ką galima tokį vieną dalyką nuo rytojaus, apie kurį pagalvot arba padaryti kitaip. Tėčių ir mamai namuose, kurie tokie įkvėpti čia, koks yra
įgalinantis savivaldus ugdymas. Bet aš ir grįžčiau tada prie to pačio, pradėkim nuo to, kad mes tikime vaikais, kad jie gali, nes jie gali. Reikia patikėti, reikia leisti, bandyti ir nenugalinti. Tai čia yra pagrindinis mano manimo dalykas, kad leisti ir patikėti, kad gali. Tai aš tiesiog pasitikslinčiau, tai čia kažkaip pagauti save, ar ne, kai aš galvoju, kad mano vaikas gali mažiau, nes mes vis tiek galvojame apie vaikų saugumą, kur yra tas saugumo klausimas, o kur yra įgalinimo klausimas, ar ne, čia toks vis dėlto labai sudėtingas klausimas, man atrodo, ir tėvams, ar ne, bet nuleisti savo, kiek ten kokiu 1-2 procentais, ar ne, kitaip pasižiūrėti, tą jūs turit minti, Sandra. Taip, sustoti bent trumpam ir pagalvoti, ar aš tikrai čia turiu įsikišti. Žinoma, jeigu tai nesaugu, ar čia tikrai yra apie saugumą, taip, ne? Čia nėra apie saugumą, čia galbūt labiau apie sprendimų priėmimą, taip, ir leisti pasirinkti, leisti pasakyti nuomonę, taip, leisti pabandyti kažką padaryti, tiesiog reikia trumpam sustoti, aš pati dar mokausi to. Ir tikrai kartais pagaunu, kad nepavyko man šį kartą sustoti ir jau ten padariau taip, kaip norėjau, pasakiau, nuraminau, nusodinau, dabar turi būti taip, su savo asmeniu vaiku. Tai sustoti, jeigu pavyksta, stengtis, nebijoti suklysti, nes kartais visi klystam ir tai žmogiška. Ir vis dažniau, kada pajauti, kad aš sustojau ir jam pavyko. Ir jam pavyko be manęs, ir manęs tiek daug galbūt ir nereikia. Čia kai dabar, kadangi 4-okus turiu, kartais kyla konfliktai tarp vaikų ir kažkodėl aš labai dažnai ten neidavau ir kalbėdavau, o po to pabandžiau kelis kartus tiesiog stebėti ir aš matau, kad jie labai greitai viską išsisprendžia, susitaria, paspaudžia ranką, aš buvau galbūt neteisus ir be mokytojos jie tai gali padaryti, tiesiog kad kartais reikia, kaip aš ir su tėvais kalbėjau, sakau, labai sunku paleisti, stebiu pasislėpus. Taip, bet aš suprantu, kad jeigu jau jie griebtųsi kažkokio smurto fizinio, tai jūs sustabdyti. Taip, čia vėlgi apie tą saugumą. Kad mes turim kažkaip iš to, ką aš girdžiu, ką jūs siūlote, tai kažkaip turim atskirti, sustodami savo viduje atskirti. Ar čia yra apie saugumą, ar vaikas prašo, nežinau, eiti vienas nesaugiu laiku, nesaugioj vietoj kažkur, ar jisai, nežinau, prašo vietoj grikių košės, ryžių košės. Taip, labai gal supaprastinau, bet tokie taip, iš tiesų saugumas yra visų pirma ir čia jau kartais negalim leisti rinktis, bet, pavyzdžiui, renkantis knygą, renkantis patiekalą, renkantis žaidimą, pas mus ateina vaikai, kurie renkasi mokyklą. Jie patys ateina ir renkasi ir sako, mama, aš čia noriu būti. Taip, tai va tas leisti vaikui irgi rinktis, nenuspręsti už jį. Nes jo nuomonė lygiai taip pat svarbi, kaip ir suaugusiojo. Dėkuoju. O aš norėčiau pasakyti taip, tėvams, kad ką aš padaryčiau, tai susėsti į šeimos ratą, kad ir šį vakarą, ir paklausti, užduoti klausimą visiems, tiek tėvams, tiek vaikams, ką norėtumėte nuveikti savaitgalį šitą ir ne tėvam nuspręsti, o duoti vaikam pasakyti. Arba pasakyti tiesiog, vaikai, sakykit, ką veikiam, jūs šiandien organizuojat. Čia pradžia. Apie pasitikėjimą Sandra pasakė daug, bet ir mokytojams turiu. Rytoj atėjus į pamokas irgi susėsti į ratą, bendrą, ar ant kilimo, ar ant kėdžių, nesvarbu jau kaip nutars, ir paklausti vaikų. Turi temą ir paklausti tiesiog vaikų, o ką norit išmokti. Būsim nustebinti. Ir labai tikiuosi, labai dėkoju už tokį gražų apvainikavimą su konkrečiais pavyzdžiais. Ratas man irgi labai patinka. Sustojimas ir ratas. Turiu 2 žodžius, kuriuos išsinešu taip pat ir į savo kasdienybę. Ir labai tikiuosi, kad labiau kartais pagalvosiu, ką kalbu su savo vaikais. Tikiuosi, kad ir tie. Dar kažką norėt, Sandra, pridurti? Iš tiesų ratas yra ir pas mus mokykloje labai dažnai. Mes ketvirtadieniais turime bendruomenės ratą,
kuriame visi kartu, visa mokyklos bendruomenė, darbuotojai, vaikai susirenkam ir sprendžiam aktualius klausimus ir tai gali būti bet kokie klausimai. Bet kam kylantis ir taip, vaikams. Galbūt vaikai iškėlė klausimą, galbūt galėtų krepšinio lankas būti taip ir mes sprendžiam, mes balsuojam ir tikrai kartais neužtenka pusvalandžio, nes tų klausimų labai daug, tai tas ratas tikrai būna ketvirtadieniais, o ir dieną mes dažnai pradedam rate. Nuo to, su kokiu jausmu tu šiandien atėjai. Ir labai dažnai vaikui turi didelę reikšmę būti išgirstam, kad aš šiandien atėjau su vienokiu ar kitokiu jausmu. Tai mūsų ratas mokykloje labai dažnas būna pabuvimas kartu. Tai aš irgi pasikartosiu, kad ratas iš tiesų yra šeimos ratas, iš tiesų yra įkvėpimas tiek kalbėtis apie jausmus, tiek kalbėtis apie tai, ką norime nuveikti savaitgalį. Šiandien čia kalbėjomės Apvalaus kvadrato mokykloje, kalbėjomės apie savivaldį mokymą ir demokratinį auklėjimą, o mano pašnekovės buvo Vilma Grigoraitienė, mokyklos steigėjų ir ugdymo vadovė, bei Sandra Belen, pradinių klasių mokytoja. Aš jums širdingai dėkoju. Ačiū, Kristina. Mano vardas Kristina Savickytė, aš atsisveikinu ir sakau iki kito susitikimo. Sudie.